Labai dažna diskusija kyla, ar alyvuot kietmedį ir kokią alyvą alyvuot. Su pigmentą ar be pigmentą. Ar alyvuot vienareikšmiškai, jeigu mes nekalbam apie paduką, jis yra pirmos kategorijos kietmedis, kurio privalumas yra tai, kad jis šviesiai pilkas pasidaro ir daugiau spalvos nekeičia. O visus kitus alyvuot besąlygiškai reikia, ar su pigmentu ar be. Kietmedis yra labai didelio tankio medis ir jis labai blogai priima alyvą. Visi kietmedžiai nori tokio vaizdo, ne? Matot, mes turim idealų, išraiškingą vaizdą ir visi sako, būtent tokio nori. Toks vaizdas gražus gaunasi tada, kai mes naudojam bespalvę alyvą. Bespalvė alyva sudaro labai gražų vaizdą, bet saulė jinai yra labai neatspari ir ultravioleto spinduliai labai greitai suvalgo. Tai reiškia, jūs tokį vaizdą pasidarė, turėsit greičiausiai kiekvieną pavasarį ir rudenį alyvuotis. 2 kartus, jeigu taip. Jeigu idealiai nori tokio vaizdo. Jeigu rudenį biškį papilkėjimas nenervuos, tada 1 kartą. Tiekėjai sako taip, jeigu nori, kad ilgiau saugotų nuo saulės, dėk pigmentą. Ir pigmentas yra kur kas atsparesnis saulė. Bet tada susitaikyk, kad tu neturėsi tokio idealaus gražaus vaizdo. Bet iškyla dar kita pusė. Pigmentas, kai užsideda, jisai uždeda tokia kaip ir plėvelė ant lentos. Ir intensyviau eksploatuojant terasą, pirmiausia nusitrina tos vietos, kur labiausiai būtent vyksta eksploatacija. Takai, sofos ir visi kiti dalykai. Ir sako taip, jeigu tu nenori vargt paskui per kitą alyvavimą, tu turi tik tai pamatei, kad nusitrina pigmentas, vėl tepti. Jeigu tu leisi įsitrinti takam ir tada sugalvosi, tada reiškia, tu turėsi jau margas, tai yra senas matysis pigmentas ir naujai užsidėjęs. Kad būtų to lygi terasa, tu turėsi viską nušlifuoti. Tai reiškia, tu vėl įsiveli į begalę darbą. Mes praeitais metais turėjom labai įdomų projektą, tai yra 10 metų senumo maseranduba, prastovėjus iš terasos išimta. Šičia yra nušveista, renovuota ir nudažyta bespalvė alyva. Ir jinai, matot, visas medžio raštas. O čia mes buvom priversti ją dėti, dažyti, alyvuoti su pigmentu. Ir kaip matot, to medžio rašto, medžio grožio nebeliko. Mano akim žiūrint, jeigu jūs norite idealaus vaizdo, jums reikia alyvuoti bespalvę alyvą. Jeigu jūs sudėsit su pigmentu, jūs neturit medžio grožio, gaunat tiesiog tokias dažytas grindis, kaip mes sakom, pas babą kaime būdavo tokias grindys, kur medžio visiškai nesimato. Čia yra 2 svarstyklių lėkštelės, ar grožis, ar praktiškumas.